Sveiki bičiuliai žvejai, Romas, valtinė, eilinė Brėma paruošta kelionė pas žveją ir trumpa apžvalga, kasgi čia sumontuota. Taip, tai yra Brėma 400. Modelis skyrėsi tuo, kad jisai neturi galinės dėžės, tai valtis turi daugiau erdvės pačiame denyje. Tai va toks yra sprendimas. Truputėlį nestandartinis, bet man atrodo, jisai visiškai yra pasiteisinęs ir žmonės pasirenka tokį modeliuką. Taip, dabar šitoj dėžutė pasižiūrim, kas yra. Tradiciškai mes per dėžutės pralekiam. Tai yra navigacinė šviesa įdėta. Ir turi vieną stovėjimą navigacinį žibintą, kuris įsistato štai šitą lizdą. Šitoj dėžutėj, ant kurios ant dangtelio užsidės kėdė, atsidarom, pasižiūrim. Taip, bet mūsų meistrai sumontavo akumuliatorių starterinį. Šitas akumuliatorius yra ir starterinis, ir taip pat gali pašviesti, tarkim, denio lemputės, va čia matot. Yra denio pašvietimo tokios akutės, lemputės yra ledinės įdėtos. Einam toliau. Šitoj dėžutėj mes surasime kuro baką, dar vieną akumuliatorių pajungti echolotus. Čia stovės Garminas, klientas paskui pasistatys, čia yra 12 Humminbirdas. Toliau šitoj dėžutėj yra 24 V akumuliatorius pajungti, o čia atsistos GPS inkaras. Taip pat atsistos GPS inkaras, klientas dar jo laukia, bet valtį pasiims ir pasistatys pats. Susimontuos, čia nėra sudėtingas procesas, bet čia padarė tokį jungti mūsų meistrai, pajungti kroviklį akumuliatoriaus. Lygiai tokia pati jungtis yra įdėta čionais. Pajungti kroviklį akumuliatorius, čia visi valdymo prietaisai, šviesos ir triumo pompos. Štai čia mato triumo pompa automatinė yra įdėta. Tai va, dabar turi dar lizdus įdėtus, čia galima kėdę ant kojos pasistatyti, jeigu kolega ateitų žvejot, šita dėžė yra tokia hermetiška uždara, grinai daiktams susidėti. Štai tokia ilga lentynėlė, susidėti masalams, įrankiams kažkokiems. Dabar aš užmesiu kėdutę, pasižiūrėsim, kaip čia atrodys žvejo darbo vieta. Na, štai taip atrodo žvejo darbo vieta. Jisai, reiškia, sėdi pasisukęs, žiūri monitorius, kairę ranką gali valdyti variklį. Ir štai toks žvejybinis procesas vyksta. Tai va, tai tiek apie šitą modeliuką. Iki kitų trumpų apžvalgų. Čiau. Dar trumpas postscriptum. Priekaba Brentex 500 priekabėlė, nežinau, šitom valtelėm labai gerai tinka. Brėmom susireguliuoja gerai. Čia toks vat yra diržų tvirtinimo sprendimas. Ilgos supynės, net iš 4 ritinėlių. Tai va, tai vienu žodžiu, trumpas akcentas apie priekabėlę.